Savaitę pylė be sustojimo. Šį rytą rūkas. Prognozės nei tema. Bet galvoje viena mintis. Laikas pažaboti žirgą, kuris stovi garaže. Ir nulėkti kur, į gamtą, praseiti. Tiesiog todėl, kad savaitę jis tylėjo. Ir tiek patylėjau aš. Mūsų gyvenime yra akimirkų, tokių, kurios tuo metu netrodo svarbios. Be fanfarų, be ženklų. Bet paskui supranti, nuo jų viskas ir prasidėjo. Man buvo 12, kai Bočius atidavė savo numylėtą Rydą. Metalas pavargęs, rankenos nuglostytos laiko. Variklis kalbėjo šiurkščiai, bet teisingai, be melo, be elektronikos. Jei važiuoja, vadinasi gyvas. Ta diena aš pirmą kartą supratau, kad motociklas ne transportas, tai būsena. Nuo tada mintis visada sukosi ratu. Kelias, benzino kvapas ir jausmas, kad kažkur turi būti vieta, kurioje nereikia aiškintis. Ne kam tu, ne kodėl taip gyveni. Pirma motopirdo buvo Bočiaus atiduota Ryga. Ir man tai buvo ne motoroleris. Tai buvo visas pasaulis. Džiaugsmo buvo tiek, kad sunku apsakyti. Net šiandien sunku. Užsivest reikėjo pedalais, mint kaip senoliai. Aišku, ilgai jie neišgyveno. Pedalus nuėmiau, įdėjau kojeles. Nesusistumt ir šokt ant motopirdos buvo daug kiečiau nei mint kaip pensininkai. Didžią laiko dalį aš praleisdavau Daugiabučio sklepe, prie jos, vienas. Motoras buvo senas, po kiekvieno važiavimo reikėdavo kažką pasukti, kažką pareguliuoti, kažką priveržti. Ji niekada nebuvo paruošta, ji visada laukė rankų. O tada tėvas nupirko naują motorą, matė, kiek aš vargstu ir kiek man tai svarbu. Džiaugsmo buvo pilnos kelnes, reikėjo daryti vadinamą apkatkę. Buvau griežtai perspėtas, rankeną sukt tik iki pusės. Bet pasakykit patys, ar 12-mečiai tokie perspėjimai ką nors reiškia? Po seno motoro tas naujas atrodė kaip raketa. Suki rankeną iki dugno ir jis važiuoja. 45, gal nedaugiau. Su senu 30 jau buvo šventė ir dar su kosėjim. Aš to savyje nesuvaldžiau ir net nebandžiau. Aišku, gyvenimas ne filmas. Buvo etapų, kai neturėjau jokios motopirdos, tik prisiminimus. Ir tylų norą, kuris niekur nedingo. Jis tiesiog laukė. Dar gerai atsimenu dieną, kai po kariuomenės grįžęs namo, tikėjausi rasti Karpatą. Radau tačką vietoj Karpatų. Tėvas nusprendė, kad mano motopirdos ratai ten labai tinka. Gal jam tai buvo praktiška? Man dar vienas ženklas, kad šitas kelias niekada nebus tiesus. Tiems, kas jaunesni, Ryga, Karpatas, čia ne šiaip technika. Tai sovietiniai motoroleriai, metalo gabalai iš laikų, kai pasirinkimo nebuvo, o laisvė egzistavo tik galvoje. O tada atėjo nepriklausomybės laikai. Ant sienų pradėjo kabėti plakatai, Harley Davidson, Chromas, Oda. Mes žiūrėjom ir bandėm kopijuoti. Su Ižais ir Uralais. Mes neturėjom Harlių, bet turėjom norą. Ir per daug pykčio, kad važiuotume ramiai. Amerika buvo plakate, laisvė galvoje, o realybė po rankom tepaluota ir nepatogi.